Sveiki sveikučiai, turim sekmadienį, sausio 18, vakar valiau bateriją, tai va šiandien jos jau atrodo taip, baigia nutirpti iki galo jau beveik viskas, tai ką, žygiuojam žiūrėti kiek šiuo momentu, dabar bijau sumeluot, gal kokia 11, pusė 12 ar 12 valandų, net nepažiūrėjau tiksliai kiek valandų, bet panašiai va toks laikotarpis, tai bėgam žiūrėti, kiek gamina elektros. Nu ką, atėjom prie inverterio, tai šiuo momentu ant tokios saulitės, namas vartoja 4 kW, tai aišku, įjungtas skalbimo mašiną ir dar įjungiau arbatinuką dėl viso pikto, tai va, namas vartoja 4 kW, o saulės baterijos gamina 305 voltus. Bandom perjungti, tai 1,6 ampero gamina. Ir matom, kad gamina 572 vatus. Tai va, pusę kilovatą, beveik 600 vatų šią saulėtą dieną jau 4 kW galingumo saulės elektrinė gamina, tai va, tai visai neblogai, neskaitant to, kad saulės kampas sausio 18 nėra dar didelis, tai manau neblogas rezultatas. Beje, dargi, kaip matė, saulės baterijos nėra visai dar iki galo datirpę, tai iš tikrųjų tas esantis sniego likučiai biški gadina bendrą elektros gamybos tą potencialą visą, tai kai nutirps turėtų gale, manau, gerokai išaugti.